Žinau, kad gerai jaučiausi su vestuvinė suknelė. Jo, gražiai, tai prasme, taip. Taip, ir man uždėjo ir auskarus įsegė, žinai, ir tas tą kolė prisegė. Nu, gaila, kad nepatikau, būčiau bent jau pinigų parsinešus. Matai, per visų naktį rašiau visų himnų. Ir dabar, kaip laiptelis, taip žodis. Ir pažiūrėsim. Dainuoti? Jo, padainuotis. Lietuva tėvynė mūsų tų didvyrių žemė, iš praeities tavo sūnus vestybėse. Gerai, gana. Matos, kad iškart patriotėsi. Neskubi, visko, širdies dainuoja. Stengiausi. Tai gal važiuojam kur kitur pasivažinėti biskį? Važiuojam. Pašnekėsim. Galim. Sakiau, būsiu graži nuotaika. Gerai. Aš pati save pasigyriau. Bet aš turbūt supranti per daug viską joko formai, taip turbūt sakiau, žinai, kad jiems dėl to ir nepatiko. Jis labai rimtų, nes irgi atėjo čia kaip apie vestuvės, apie šeimą, kaip tyčia, netyčia, o Dieve, galvoju. Ką šiandien mėgsi gyvenime veikti? Viską. Mane pati, negaliu išsidėti vieną vietą, žinai, tai reikia dėti ten ir ten, tai ten su skeitu, ten bandžiau, ten anksčiau, tai ten su BMX-u, tai ten viską. Oho, tai čia ir sportininkė? Kokia sportininkė? Mūsų niekada. Esi tikrai labai graži, labai gražios akys. Ačiū. Tai vat, ką renkės? Mane, ar pinigus, ar antrą pasimatymą? Ar Egidijaus išrinktoji Jolanta sutiks eiti į antrą pasimatymą? O gal paspruks su pinigais? O Dieve, koks jis zombiškas. Tu atrodo tiek daug metų, šiaip gal kad jums 30 metų. Lietuva tėvynė mūsų. Širdies dainuoja. Stengiausi. Aš renkuosi pinigus, nes tu esi tikrai vyresnis, už mane daug, tai man reikia šiek tiek jaunesnio. Supratau. Jolanta princą Egidijų iškeitė į pinigus, kuriuos išleis vakarėliuose. O pelenės ieškojusiam Egidijui tenka vienam grįžti namo ir prieš miegą skaityti pasakas. Nu ką, pasiūlė man pasimatymą. Tai geras. Jo, ramus, nu... Paprastas labai toks. Pernelyg paprastas ir surimtėjęs. Mangi nereikia jau vestuvių kelti. Jo. Yra ir gražesnių, ir visokių, kurių nekreipia dėmesio į metus ir aplamai. Gaila buvo, vienoje suknelė buvo apsirengus, pasiruošęs eiti į Zaksą, viskų. Palivosim šį vakarą. Jo, papalivosim, aišku. Bus tų mergų, ne karo metus. Egidijau, žmonos čia tikrai nerasi.